Labadiena, geriausias pardavėjas Vilniuje. Sugalvoju irgi paremti naują projektą ir atsikratyti nuostabių Passatų. Gerai, eisim keisti starterį. Ne starterį, karterį. Einu keisti starterį. Karterį, kas man su to starteriu? Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got them picking up the pieces. That me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ay. Sveiki visi. Sveiki. Su jumis tikrai Reda. Dėkui labai jums už tai, kad žiūrit mūsų kanalą, mums tai labai daug reiškia. Turime jau labai nemažai subscriberių ir stengiamės daryti kontentą dėl jūsų. O dabar keliamės į antrąją savaitę, kuri buvo kur kas linksmesnė negu pirmoji. O kodėl linksmesnė, norėčiau, kad papasakotų pats Ignelis. Žodžiu, savaitė prasidėjo taip, kad pramušiau Octavios karterį. Jūs tai matėte jau prieitam video, dabar prasidės nuo to, kaip mes jį keitėm. Žodžiu, istorija prasidėjo nuo to, kad sugalvojom, kad reikėtų jau grąžinti sleivą, nuvarėm ją plauti ir pamatėm, kad iš kodos bėga tepalas. Sakau, okei, atvažiavom, žodžiu, užsisakėm karterį, susiderinom su mūsų draugų servisu Bilkrema, kad priimtų pakeistą karterį. Diena buvo gana ilga iš tikrųjų, baisiai šalta, gavom nemažai variantų, bet visus planus sugadino Škodos karteris. Visi pietavo tikriausiai, nes sutarėm 1 valandai, dar biškį anksčiau atvažiavom, bet 20, tai dar hebros nėra turbūt. Tai žodžiu, mus priims. Pasidarysim su įrankiais šiltoj vietoj, šiaip labai fain. Žodžiu, einu priduosiu dokumentus, turi surašyti visus duomenys, visakyti, nu tvarkingai vis tiek, kadangi mašinos servise bus, tai reikėtų rašyti. Bet nefilmuosiu, nes nenoriu žmonėm trukdyti darbą. Žiūrėkit, ką mes turim ant keltuvo. Škoda. Norit parodysiu, ką Ignelis padarė. Va. Ir va šitą daiktą reikia nusijimti. Pas mus Škoda su kondiškė pasirodo ir dar net ir su dirželiu. Čia bendras. Dar vyrai sakė, kad padės pasitikrinti važiuoklę. Jie teikia tokią paslaugą, žodžiu, pasivaro mašiną, ten keis padangas, dar kažką ir padaro bendrą automobilio apžiūrą važiuoklės, įsakytą ir filmuoja ir painformuoja klientą, ką reikėtų keisti. Šiaip nėra blogai, bent jau žinai, kas su ta mašina darosi. Važiuoja ratų keistis ir ateičiai žinai, ką reikėtų pasidaryti. O jeigu yra noro ir pinigėlių, tai galima pasidaryti ir iš karto. Biški reikaliukų bus, bet nu nieko. Ir dar gal Ignelis pasidažinės. Čia vis rūdys. Nėra ką norėti, mašina už 400 eurų. Tai stebuklo mes iš jos nesitikėjom, aš jos net neapžiūrinėjom. Tai, žodžiu, likom vėl su slyva, važiavom toliau su slyva. Tai karterį nuvažiavom, pakeitėm ir viskas su mašina tvarkoj, to pačiu ir tepalus pakeitėm ir filtrą. Tai, kaip sakykime, viskas į pliusą. Nėra to blogo, jis neišeitų gerą. Na, plius mašiną apžiūrėjom iš dugno, apžiūrėjom važiuoklę, viską patikrinom tai. Dar šarnyrą vieną pakeitėm. Jo, dar vieną šarnyrą pakeitėm. Stabdžiai silpnoki sąlyginai ir plius muša per pedalą. Surūdėja tiesiog nuo stovėjimo. Aišku, čia dabar nesimato, bet per kamerą nesimatys, bet tikrai patikinu, jeigu nebūtų būtina, nekeičiau darbinį mašinai tokį, bet, nu, saugumas yra saugumas, kad ir kaip pažiūrėsi, ta prasme, tai nesinori pridaryti ir savo, ir kitiem nuostoliam. Einu keisti starterį. Karterį, kas man su to starteriu? Einu pasikeičiu karterį, Ignelis galbūt šarnyrą atsuks, nu, žiūrėsim. Čia ilgai neužtruksim ir dar turim vieną variantą už pasižiūrėti, tai va, bandysim. Na, o kaip fainai iš tikrųjų, keltuvas yra, įrankiai yra, šiluma yra, šviesos užtenka. Realiai žmonės gal net nežino, kaip mes susipažinom. Mes čia šitam realiai ir susipažinom darbe. O. Tai lapiukai. O šitų kaip fiškių nekenčiu, negaliu tiesiog pakelti. Atvert, kas reikia. O čia Ignelis man nordys. Varščiukų čia yra nemažai. Pasidarėm kažkur 4 valandą, man atrodo, baigėm tą Škodą. Manau, kad gana šiandien bėgti. Čia va naujas karteris. Prasiteps hermetikų, nes čia tarpinė neina originaliai, man atrodo. Neina, bet. Ir dedam atgal, žodžiu. Il tepalą gazuotą. Karteris jau vietoj. Dabar va prisukinėjimas po biškį. Pys, taip sakant, ir vietoj. Tai dar vieną šarnyrą pasikeisim, įdėsim apžiūrinėti mašinas.
Ei, ai, ne, čia negalime, nemat. Čia reikės jaučiu Pilam pigų tepalą, kokį turim, tokį pilam. Tokį turėjom, bet senam dizeliui sueis. Eik, į spalvas kaip. Idealiai. Toks remontas yra nesąmonė, bet... Na. Eik. Aš man atrodo, žinok, esu gimęs, esu gimęs paišyti grafičius. Žiūrėk, dar sugalvojau laimėką, tik. Kaip pataškuoti, jeigu neturi nieko po rankas. Tam kartui, sakykime, bus gerai. Toli tai iš viso nesiskiria tas spalva. O mum tiek ir užtenka. Tarėmės dėl vieno varianto. Važiuosim, išsivarom Škodą į lauką. Einam, atsisveikinam su kolektyvu. Padėkojam už keltuvą, už įrankius. Ir pučiam žiūrėti dar vieną variantą. Galimai bus galbūt naujas deilis, kas nežino. Jo, žodžiu. Judam. Gavom variantą netoli Vilniaus, Lentvarį. Lentvarį. Gavom Ford Galaxy pasiūlymą, kurį norėjo 500 eurų. Tai mes sėdom į suremontuotą Škodą ir varėm į Lentvarį. Važiavom Ford Galaxy. Norim už 3. Kaip galvojat, paeis, nepaeis? Aš manau, paeis. Daugiau 3,50 nemokėsim. Tai už supuvusį nelabai verta mokėti. Bet technikinė dar galiojant. Tai važiuojam į vietą, Lentvaris, pažiūrėsim, kas ten gaunas. Ford Galaxy nuvažiavom pažiūrėti, jau buvo labai tamsu. Tai medžiagoje matysit, biškį su lempa bandom pašviesti, kad matytųsi. Galaxy. Taip, čia plėmas rudys. Kapotas. Pabūkas ką? Ar labai blogai? Ne, nėra labai blogai. Pablukęs lakas. Normaliai. Žeminės padangos. Kablys, razetė pynauja, atrodo pakeista kažkaip tai buvo. Aš jaučiu net neužakintavus. Neužakintavus. Tai va. Toks tas Fordas. Kol kas galim parodyti tik tiek, nes nėra savininkas. Tai va, stabdau, laukiam. Žodžiu, sulaukiam žmogaus. Čia nėra tikras savininkas tos mašinos. Jisai mums šitą variantą pasiūlė. Jisai turi serviziuką, dirba, žodžiu, ir jo klientas nori jo atsikratyti šito Fordo, nes nusipirko naujesnę mašiną ar kažkaip panašiai. Nu, mums tai nėra svarbu. Svarbu, kad yra mašina. Iš pusės pasukimo praktiškai. Šviesas dega. Gale dega. Stabdį paspausk. Gerai, jo, dega. Irgi 8,1 kW. Irgi 8,1? Nice. Važiavam 6, bet 8,1. Nu tas pats, matau. ABS-as dega. Jo. Lubos standartiškai. Sankaba tokia. Nu, tai lemba čia jam, kad kūras nepasibaigtų. Pavaliks, valytuvų veikia. Nėra čia daug ką iš tikrųjų važinėt. Atrodo viskas visai ok. Vairas sukinėjęs. Nieks nebarška. Pavaras junginėjęs, sankaba veikia. Gerai. Einam daryti kainą. Šiek tiek apsižiūrėję mašiną. Nutarėm, kad mes norim už ją mokėti 300 eurų. Ir suderino iš servizo, kuriame žiūrėjome ten. Jis savininkas buvo? Jis buvo servizo savininkas ir tas Galaxy buvo jo kliento. Jis tiesiog buvo nusipirkęs kitą mašiną ir paliko servizą ją parduoti. Paskambino mum, pasiūlė šitą variantą tiesiog. Net pačio savininko automobilio prie mašinos nebuvo. Mes nuvažiavom, servizo savininkas atrakino tą mašiną, sako, žiūrėkitės, kaip jums kas. Tai aišku, ten naktį su ta lempa labai kažko neprisižiūrėsi. Tai tiesiog apsijam ratu, užsiveda, važiuoja, stabdo, ko mums daugiau reikia. Ir sako, mes daugiau 300 nelabai galim už tą mašiną mokėti. Ir sakom, galbūt gali paskambinti savininkui ir pasiūlyti mūsų sumą, nes daugiau mes negalim. Jisai mums padėjo, paskambino, sutarėm 300 eurų, supildėm visus dokumentus ir patraukėm link Vilniaus.
Žodžiu, pasiėmėm Ford Galaxy. Nupirkomės jį už 300 eurų. Lygiai 300 euriukų. Galaxy bomba, raketa, 8,1 kW, mechaninė dėžė, visi privalumai, elektriniai langai, tikriausiai tik priekį, dega ABS lempa ir rodo, kad kaladės į pabaigą, bet negali būti, nes sakė, kad pakeista ir matosi, kad pakeista. Darom į Vilnių, turim žmogelį, kuris irgi užsiema automobilį šiek tiek, pardavinėja juos. Pasiūlom jam, jeigu jį domina, mes kažką uždirbam, jisai pasiema ir pardavinėja turbūt toliau. Važiuodami atgal į Vilnių paskambinom savo geram draugui perpardavinėtojui ir jam pasiūlėm Galaxy. Tai tenai iš karto ir pardavėm, tenelį praėjo gal kokią valandą maksimum. Nu, kol parvažiavom. Rankinis nedirba, ne? Kas? Rankinis dirba? Nebandžiau, nesakė, kadangi užstrigę buvo, tai bijau traukti. Šiaip sakė, sankaba nuėjo, dėja nebent senis, senolis ją nebent biškį papjovė, žinai. Nežinau, kaip čia teisingai įsireikšti. Nes realiai net kapoto nebuvo. Nebuvo, matė darėt, ką čia darinė. Gerai, matė. Čia lietuvės svajonė. Nėra, kad čia variklis sausas. Na, matai, yra, kilimukas naujas šansas. Nu. 3PM? Gerai, čia važiuojam. Veltui mes čia stovim. Nu kiek, sakykit, normaliai, jeigu tu Tai tu sakyk, aš to pasakiau. Nu tai rašyk, kiek su, užrašyk. Užrašyt? Nu, užrašyk. Va. 4-2. Nebent taip, va. Žodžiu, dar yra vietos, gali dar kartą bandyti. Dar pabandyk. Dar kartą. Nerašyk šitas skaičius. Oi, ne, baikit. Ne į tą zoną. Paskutinis šansas. Išsikrovė net batarkę. Gerai, pildom, nu. Nu. Na, va ten, va, ką jūs ten parašėte. Nu, tai dar užrašyk paskutinę kainą. Reikia sukirsti rankom, kad kainą sutarti. Aš sakiau, čia mano siūlymas, čia dar ne ignelė. Kiek užrašyk? 3PM. 5PM, va. 6PM liktai. Va. Все. 600 sutarti. 5PM, nu baigit. Ne, 600. Aš Tai 5PM jau buvo. Nu, Kas buvo, aš tai nieko nesakiau, kad gerai. Visa. Galaxy parduotas, į projektą įkrenta kiek? 250 eurų. Norėjau 3, bet yra kaip yra. Darybos buvo gana ilgos, paišėmės ant langų sumą, žodžiu, labai ilgai dėrėjomės, nenorėjom pigiai atiduoti. Pasimokėm iš pirmų pirkimų, kad negalim uždirbti tiesiog 80 eurų nuo mašinos, nes gaišom pusę praktiškai dienos. Sutarėm kainą, atidėm, išvažiavo visi laimingi, patraukėm link namų. Tai jau buvo kokios, nežinau, 9 vakaro. Ilga diena buvo, karterio keitimas, visą kitą tiesiog pardavėm ir sakom, važiavom namo, reikia sušilti. Atėjo, aišku, nauja diena. Veiklos kaip ir labai daug neturėjom, pasiūlymų kažkokių irgi įdomių neturėjom, bent jau arti. Man teko pačiam pirmą kartą prasivažiuoti su Škoda ir supratau, kad gale stabdžių nėra. Mes jau ten tekinam diskus, kuris laikas... Nu, ir buvau šitą dalyką minėjęs. Na, aš aišku neįsidėmėjau tikriausiai. Tai sužiūrėjau, kur galima gauti stabdžių diskus, užsisakėm, vėlgi į Vilkremą, nuvažiavom pasikeisti stabdžių diskus. Susitarėm su Igneliu taip. Aš keičiau karterį, Ignelis keis stabdžius, kaladukės. Tai va, kalaidės diskai jau bagažiniai. Einu, užregistruoju ir žiūrėsim, kurio keltuvo mūsų priims. Čia mūsų darbinis arklys. Reikia kažko važiuoti. O stabdžiai baigėsi. Tai dabar filmuosit, kaip darysit stabdžius? Jo. Nu, davai, nuimk ratą, parodyk, ką čia pridirbom. O, nulūžo, kas čia turėjo nulūžti. Nu jo. Kairiai pusė turim tokią situaciją. Kaladėlių yra, bet diskų nėra. Gabalais. Na, taip nematai. Man šluot reiks, na. Nu, va. Bedas. Viskas nesiparink. Žiūrėk, viskas čia blogai atrodo. Kaladėlė. Pas mus Škodas ABS? Tai ne. Ką tu galvoji? Ką tu nauja Škoda?
Žodžiu, baigiam rinkti ir važiuojam. Gerai, kai visi įrankiai vietą. Pasipurški, pasivalyti ir ko susukėjai yra viskas vietą. Labai gerai, labai man patinka. Maliai, jau kažkaip optimizmas biški dingo. Dingo optimizmas, nes signelis įsipurina savo naują džemą. Surodė. Eik, tu nusivalė, viskas gerai. Ai, kaip medaus. Biški uogienės patep, jo, kad neliptų. Reikės dabar žemyn nuleisti, užmaigyti stabdžius, pažiūrėti, atsirado pedalas ar reiks orinti. Manau, kad atsirado, nes buvo visiškai išstumtas cilindras. Ledas, nebebus tų garsų šlikščių. Gerai, reikia įlipti, užmaigyti pedalą, pažiūrėti, ar atsirado stabdžiai. Nes buvo pedalas labai žemai. Ir tada išsišluot darbo vietą, nes prišiukšlinom. Ir važiuot variantų. Sena mašina nieko paprastai nebūna. Taip. Išsiardėm, tiksliau Ignelis va šį kartą išsiardė, nes aš prie karterio dirbau, jis nusprendė, kad dirbs prie stabdžių. Stabdžių keitimas šiaip buvo visai gan paprastas, ten suportai lengvai susispaudė, kreipiančiasis geras. Tik viena problema po to iškilo pakeitus viską sudėjus atgal, prarovė vamsdelį, nes jisai buvo supuvęs. Prarovė kažkur vamsdį. Nereikėjo keisti iš vis šitų stabdžių. Šitoj pusėje tai gerai buvo viskas. Tai buvo, aišku, kol nepasidarė blogai. Tai užsakė šlangiuką ir valandos bėgi bus. Tai per tą laiką atsigersim kavos tikriausiai. Tokio daikto aš dar nesu matęs. Žinot, kas čia yra? Žiūrėkit, parodysiu, kaip čia veikia. Raudonai šviečia. Jo. Užsakė Vilkremos komanda mum kitą langutę vamsdelį. Sakė, maždaug valandos bėgi bus ir pakeisim, nuorinsim stabdžius ir važiuosim. Gavom naują vamsdį, parodyk. Duokite pažiūrėti, ponas. Naujas. O, žiūrėk, čia dar sujungimas yra. Biški su nuotykiais, bet surinkom. Pakeitėm. Prisukom, leido, tada išardėm vėl kartą, vėl surinkom ir dabar jau gerai. Dedam ratus, žodžiu, ir pučiam. Tai teko valandėlę dar palauti, kol pristatys detalę į vietą ir ją pasikeisti, pasiorint stabdžius. Bet ten, ta prasme, nebuvo ten kažkoks kosmosas, kai visi įrankiai yra vietoj, dar su indukciniu to kaitintuvu pakaitino, kad atsisuktų. Gavom progą pasižaisti su kaitintuvu. Daiktas, kuris kainuoja daug pinigų, šiaip labai padeda darbuose, tai visai buvo įdomu. Dėkingi Vilkremo servizui, nes sakė detalės, kurios atvyko praktiškai iš karto. Pasikeitėm, susitvarkėm vamzdžius ir važiavom ieškoti savo patalpų. Susitvarkėm Škodą, dar turėjom nemažai laisvo laiko, sugalvojom, kad reikia pasvajoti, pasiieškoti patalpėlį. YouTube'as iš tikrųjų užima gana nemažai laiko. Taip atrodo, kad viskas yra paprastai. Nuvažiai, pafilmavai ir viso gero. Tai aišku, mūsų serijose matysit biškį kitokį tipą pirikupavimo, bet tai yra tik dalis mūsų būsimo gyvenimo, jeigu neblogai seksis, bet nesmė, žodžiu, viską jūs pamatysit. Jeigu žiūrit, tai tikrai žinosit ir suprasit, ką mes norim padaryti ir kaip norim padaryti. Mūsų tikslas yra bendrauti kuo daugiau su klientais. Ne su klientais, su gerbėjais, galbūt su sekėjais, kurie subscribina kanalą. Tai mes norim pasidaryti patalpą, kurioje galima ne tik tai mašiną ten pakrapštyti, kažką su ją padaryti, bet ir pasikviesti jūs, kad galėtumėt padalyvauti su mumis. Tai organizuosim protmūšius, žodžiu, stebėsim, galima bus pasikviesti jūs į patalpą, pasižiūrėti kažį, žodžiu, pageimint ir taip toliau ir panašiai. Tai esam orientuoti į žmonės ir dirbam realiai dėl jūsų. Norim padaryti pramogą tiek jum, tiek mum, ta prasme, nes užsiimdavom tuo ir iki tol. Ir matėm šiek tiek galbūt kitokių galimybių to viso YouTube'o ir bandysim visą tai įgyvendinti mes su Igneliu. Tai stengsimės įtraukti savo žiūrovus į mūsų veiklą kiek įmanoma daugiau, kad būtų naudos visiems, kad būtų linksma jum, kad būtų linksma mum, žodžiu. Važiavom, apžiūrėjom Fabioniškėse garažiukus, kurie iš tikrųjų pagal kainą labai stipriai nuvylė. Į tokias patalpas nesinori kviesti žmonių, prasme norisi, kad būtų gražu, viskas jauku, švaru ir tvarkinga. Svajojom apie Nord Space'o patalpas ir norėjom atvažiuoti pasižiūrėti, kaip tai atrodo gyvai. Atvažiavom. O štai va mūsų norimos patalpos yra.
Turėsim, reikia siekti tikslo. Tai vat kas gerai, 13 yra užvieslinta. Sakė, tik spaudą reiktų pakeisti ir viskas. O čia yra kur pavalgyti. O ne? Kaimynai už sienos. Geras. Mums čia vietos daug kieme nereikia, realiai. Ja. Biški yra. Tai ką, vieną mašiną pasistatyti, vieną priešais garažą ir viskas. Ja. Tai 13 yra mažesnis už 9, bet 13 yra faktas ir pigesnis. Pirmas dalykas patogi lokacija, prie aplinkelio. Antras aukštas yra, Jo. kur galima... Nauja tiesiog. Ir nauja viskas, plus šildymas yra, plus elektriniai vartai ir, pasidarys taip, kaip norėsi. Komunaliniai, ne kosminiai, normalų. Komunalai ne kosmosas, plus gali pasikabinti teliką antram aukšte, pirmam aukšte pasidaryti vietą kažką tai su mašinom daryti, skrapštytis, antram aukšte galima chill zoną pasidaryti, pasistatyti, nusimest sėdmaišius, teliką pasikabinti, Nintendo ar dar kažką, nesvarbu kažkokius tai žaidiminės stotis, žodžiu, Xbox'e dar kažką ir pasikviesti žmonių galima būtų. Tai va, svajonė mūsų tokia. Dabar reikia važiuoti pirkti mašinų ir gyvendinti savo svajonės, teisingai? Jo. Pasvajojam ir ką jūs galvojat, svajonės pildosi. Mes dabar esam čia. Dabar mūsų tikslas yra įsirengti šias patalpas ir ieškom baldų. Tai gal kažkas turit kažką pasiūlyti. Ten sofos reikia, lempų, visko, daug ko reikia. Kilimų. Jeigu turit kažką pasiūlyti, mūsų Instagramai čia, apačioj, galite kreiptis į mus ir susiderinsim kažką. O tikslas įsirengti kuo greičiau yra dėl to, kad norim organizuoti autoprotmišius. Ir jūs pakviesti sudalyvauti ir pabūti su mumis kartu Nordspace patalpose. Atėjo vakaras, vakarė sulaukiam pasiūlymo, sulaukė Ignelis, aš apie jį praktiškai nieko nežinau. Sako, Ignelis, sėdam, važiuojam, turim mašiną. Iš kur ta mašina? Igneliu, iš kur ta mašina? Įvyko stebuklas. Perpardavinėtojas pats pasiūlė mums mašiną. Mums pasiūlė B6 Passatą. Realiai mums pasiūlė tik dėl to, kad nebuvo duryse spynos ir jisai išsigando, kad ateina... Ignelio meilė. Jis išsigando, kad gali prisnigti vidų, ten kas nors naktį įlysti. Tiesiog neturi patalpų, kur jį laikyti ir niekas jam per dieną neįdėjo spynos. Tai jis mums tą mašiną pasiūlė ir aš pagalvojau, su Šaru dar iš tikrųjų pasitarėm. Techas metam, juodas, universalas, Passatas, tai galvoju, kaip tik mums darbinė mašina bus. Volkswagen Passat su technikinė dar metam laiko ir Volkswagenas yra B6 Passatas. Pasiratis, universalas. Universalas, juodas. Tikras tautos mylimas automobilis. Ir klasiškai supuvęs. Labą dieną. Welcome, no? Iktasa. Šardyta mašina. Jau užsidaro. Labadiena, geriausias pardavėjas Vilniuje. Sugalvoju irgi paremti naują projektą ir atsikratyti nuostabių Passatų. Geriausius pirkėjus Vilniuje. Geriausias aš. Tai tu pardavėjas? Ir pirkėjas to pačiu. Nes ateina žiema, aš pas neturiu garažo, dėl to negaliu susitvarkyti. Pamačiau Klaipėdoje sninga, pagalvojau, kad šią naktį prisnigs, pilną saloną. Geriau perparduosiu draugelį. Tai realiai galutiniam rezultate parduodi tik todėl, kad neturi kur pastatyti. Jo. Tai draugelis. O, dirba pipytė. Va, yra rakteliai kažkokie, čia ne tavo chatos? Ne, raktelį nereikia. Nieko čia nėra. Niekas nebėra. Jų perkam, šveicariškas laikrodis. Reikia siurbliuko čia stipriai. Puikus darbinis automobilis. Galimai nauja Ignelio meilė. Vieną jau turi, gal dar antrą nori. Darbinis laisvumas. Ignelio būsim statybininkais? Ką čia ginčytis? Nu ką čia? Žmogus pasakė, negali nepasitikėti. Nu, taigi, pažiūrėkit, koks patikimas veidas. Pirkit, atvešim dar. Nu tai kainą sudarėjęs, bent jau pasakykit, kiek kainuoja. Žmonės nieko nežino. Automobilis kainuoja 700 eurų. Tai paaiškim rankom, 700 eurų. Nu, šitoje vietoje aš kaip ir sprendimo jokio, savo žodžio jokio neturėjau. Nuvažiavom, jie ten kažką sudylino, pašnekėjo, aš apie jūsų kamerą pafilmavau, pasitikrinom per kėbulo numerį per CarVertical, pasižiūrėjom, kad kaip ir viskas su ta mašina ok. Žiūrim, ką parodys CarVertical. O va, patikrinau Passatą ir nieko blogo apie jį nerodo. Rida nesukta, va, paskutinė
Matoma rida 300 000, žalų nėra patirta. Taip sakant, ledinis Passatas. Tai jie nuėjo susipildė, žodžiu, aš likau Škodai, išvažiavom atgal. Kai viskas įvyko, viskas taip greit įvyko, aš nesupratau, kas įvyko. Aišku, jūs tą matėt, bet, Ignelio dylas su jo mylimu Passatu. Tai dabar čia bus mylimiausias darbinis automobilis, kokį mes turėjom. Tai reikia mylėti savo mašiną, žinai. O kalbant apie naujus dalykus, tai mes turime pirmą kanalo partnerį su blogųjų piriukų pusiauba Car Vertical. Norim jiem padėkoti, kad prisideda prie mūsų kanalo ir padeda jį auginti ir gerinti kokybę kontento, kurį galim parodyti jum. Ir su nuolaidos kodu tikra rida, bet tarpo, nesvarbu mažosiam ar didžiosiam, gauna 20% nuolaidą savo ataskaitai. Ir žinokit, kad panaudoja nuolaidos kodą ne tik sutaupot, bet prisidedat prie mūsų kanalo. Tai ačiū kiekvienam, kuris naudojasi. Rezimuojant trečią seriją, mūsų autoparke yra dabar Škoda ir Passatas. Ir dar turime biudžete 600 €. Ačiū visiems, kad žiūrit ir pasimatysim kitą sekmadienį. Ate. Belio, ate. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah.